Tam, kad galėtumėm džiaugtis veja vasarą, turime atlikti namų darbus pavasarį. Lankydamėsi klientų kiemuose dažnai pastebime per didelį norą ir skubėjimą atlikti namų darbus. Reikėtų visgi išlaukti teigiamų paros temperatūrų tiek naktimis, 4-6 laipsniai yra rekomenduojama temperatūra ir jeigu mes pasižiūrime į prognozes, turėtumėm nebematyti šalnų. Dažnas reiškinys pavasarį nutirpus sniegui tai yra pavasarinis pelėsis. Pirmasis darbas pradžiūvus dirvožemio paviršių yra su vėduokliniu grėbliu jį pragrebliuoti tam, kad po apačia esantis augalai įgautų deguonies. Vaizdas galbūt ir nedžiugina, bet su šiluma ir trąšų pagalba viskas mėnesio bėgyje sužalios. Ir dažnas klausimas, kodėl pas mane kieme jis atsirado. Pas kaimyną galbūt nėra, o pas mane yra. Didelė įtaka turi vejos aukštis paliekamas iš rudens prieš einant žiemoti. Veja visgi turėtų būti ne per aukšta paliekama. 3-4 cm aukštis yra rekomenduojamas. Viena iš pagrindinių sąlygų, kodėl jis atsiranda, tai yra be įšalo atsiradęs sniegas. Kai dirvožemis yra neįšalęs, veja dar gauna šilumos ir nori augti, o deguonies nebuvimas yra pagrindinis maistas būtent Fusarium nivalia grybui. Viena iš dažniau sutinkamų problemų kiemuose tai yra suslėgtas dirvožemis. Ypatingai dažnai tai pasitaiko, kai dirvožemis yra sunkios struktūros, molingas. Vienas iš problemos sprendimo būdų yra korio aeravimas. Korio aeravimas rekomenduojamas atlikti kartą metuose. Nors turime pastebėti, kad dažniausiai atliekame šią paslaugą tuomet, kai yra problemos sprendimui, o ne profilaktiniam naudojimui. Įrenginys yra profesionalaus naudojimo ir sąlyginai brangus. Todėl mes siūlome paslaugą, galite jį išsinuomoti arba operatorius gali atvažiuoti kartu su juo ir darbus atlikti už jūs. Atliekant šią paslaugą mes išbadome jūsų kiemą ir išimame tokius dirvožemio korus. Dirvožemis po truputėlį susitraukia, o bendras jo įtempimas sumažėja. Augalų šaknis yra aprūpinamas deguonimi, kas yra būtinas elementas vejos augimui. Skarifikavimas. 95% klientų, kurių veja yra vyresnė nei 2 metų, privalėtų atlikti šį darbą, kadangi yra susidaręs senos žolės veltinis, kuris neleidžia deguoniai maisto medžiagoms pasiekti dirvožemio. Pas daugelį namuose yra buitiniai skarifikatoriai, kurie puikiai tinka profilaktiniam naudojimui. Visgi pirmajam pavasario darbui rekomenduotume išsinuomoti profesionalų įrenginį, kuris yra sunkus ir kokybiškiau atlieka šį procesą. Per anksti atliekant skarifikavimą, kai augalai dar nėra pabudę žiemos miego ir jų šaknų sistema nėra sustiprėjusi, mes tiesiog galime didelę dalį augalų išrauti ir dar labiau praretinti savo veją. Esminis skirtumas, ko skiriasi korio aeracija ir skarifikavimas, tai korio aeraciją atliekant mes pašaliname dirvožemio gabaliukus, korus, kuriuos sugriebus dirvožemis užauga ir sumažėja jo bendras įtempimas, o skarifikuojant mes pašaliname seną žolę, kuri neleidžia šaknims gauti deguonies bei maisto medžiagų. Vienas pagrindinių pavasario darbų atlikus skarifikaciją yra vejos patręšimas. Tręšimą rekomenduojame atlikti, kai dirvos temperatūra yra 6-7 laipsniai arba galima orientuotis ir pagal orą. Sukaupta ilgametė patirtis leido mums atrinkti kokybiškus produktus, kurie tinka kiekvienam sezono darbui. Pavasarį mes atrinkome azotą, fosforą bei kalį turinčias trąšas, kurios reikalingos ne tik augalo augimui. Azotas reikalingas augalo augimui, fosforas augalo šaknims ir šaknų sistemai, kalis augalo sveikatai bei gyvybingumui. Pavasarinėmis trąšomis rekomenduojame tręšti vieną kartą. Jeigu lieka likutis, nieko nestiks, jeigu ištręšime likutį ir antruoju kartu. Norma 3-3,5 kg arai. Tręšimą rekomenduojame atlikti prieš lietų, todėl kad mūsų tikslas yra, kad granulės kuo greičiau ištirptų. Visus produktus ir mūsų siūlomas paslaugas rasite internetinėje svetainėje sprendimaiveja.lt. Gausaus asortimento nebus, todėl kad mes atrinkome tik kokybiškus ir laiko patikrinus produktus.